dar prideda ir po 5 atkovotus kamuolius. O štai čia Gecevičiaus metimas. Pirmieji taškai. Prieki Dniepropetrovsko klubą 14-13. Nalga iš viršaus. Gražus Gecevičiaus perdavimas ir vėl minimali Vilniaus Lietuvos Ryto persvara. Vilkoveckis. Ir laukia štai šio metimo Milko Bielica. Labai lengvai pūsdamas kamuolį už aikštės ribų. Grįžta į aikštę Džemalas Nalga. Gecevičius, Šikšnius, palei galinę liniją, gražus reidas ir įspūdingas dėmetė Milko Bielica, 8 Kenanas Bairamovičius ir 7 Braunas netaikliai meta į varžovų krepšį, o štai čia paliktas laisvas Steponas Bobrauskas, taikliu tritaškių metimu didina skirtumą iki 7. Tokio Bielica. Dar 2 taškai ir pirmą kartą šios dienos rungtynėse Vilniaus Lietuvos Rytas įgyja dviženkliais. Turbūt nusprendė, jog nesinorėtų rizikuoti ir palikti rungtynių likimo sprendimą pačiai pabaigai Vilniaus Lietuvos Rytas. Bredas Niuliai. Kenanas Bairamovičius 16 taškų, Bredas Niuliai 14, Milko Bielica 13. Štai toks yra rezultatyviausių žaidėjų trejetas Stevenas Mandai. Bairamovičius, dar 2 taškai, vėl 21 taško skirtumas, 1 tašku nuo Kazanės Unix komandos. Šiek tiek sunkinasi Toniaus komandos aistruoliai. Jerry Johnsonas iš toli, taiklus metimas ir skirtumas didėja iki 52-69. Toks atrodo yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Pergalė